Hello, sveiki atvykę į šios savaitės video. Šį kartą mes kalbėsime apie 10 atvejų, kuomet yra nereikalingi prielinksniai. Ir tai yra vienos iš dažnesnių klaidų, kurias darome mes, nes lietuvių kalboj vienose ar kitose situacijose mums tas prielinksnis yra reikalingas, mes jo norim, todėl ir anglų kalboj labai dažnai juos panaudojam. Taigi pasižiūrėsime į įvairius atvejus, kuomet prielinksniai yra nereikalingi. O kaip visąlaik prieš, pradedant pagrindinę mūsų temą, noriu pakviesti jūs į visų pirma trečiadienį, balandžio 30 dieną, nemokamas webinaras apie tai, kaip sužaidybinti savo mokymąsi. Paskubėkite registruotis, nes liko jau visai tik kelios dienos. Nuorodai visas registracijas įdėsiu aprašyme ir komentaruose. Taip pat galima registruotis į tarimo kursą. Taip pat labai kviečiu, išsamus kursas su daug medžiagos, norintiems kalbėti taisyklingiau. Ir taip pat nuo gegužės 5 dienos, jau vėlgi taip pat labai ne už kalnų, naujoji Hive anglų kalbos kursų sesija, todėl irgi kviečiu registruotis. Naujokam primenu, kad pirmoji savaitė yra apsižiūrėjimai, apsižvalgymai, pasibandymai, kaip ten viskas vyksta, todėl kviečiu pabandyti. O dabar keliaukime kalbėti apie situacijas, kai mums labai norisi panaudoti prielinksnį, bet jo nereikia. Pirmoji situacija tai yra marry someone. Marry someone, vesti kažką arba ištekėti už kažko. Ir labai dažnai, kai mes sakom, kad kažkas ištekėjo ir lietuviškai už kažko, ar ne, tai mums labai norisi sakyti prielinksnį. Mes labai esam linkę sakyti she married to, pavyzdžiui, a doctor with, ar ne, susitokė su kažkuo, tai tas prielinksnis mums labai norisi jo sakyti, bet tiesiog she married a doctor, ar he married a teacher ir taip toliau, ar ne? Taigi, married iš karto ką? Tačiau atkreipsiu dėmesį, kad jeigu mes sakome, kad ji yra susituokusi su kažkuo, tai tokiu atveju to yra naudojamas. Pavyzdžiui, she is married to a doctor, ar ne? Tai šitoje situacijoje atkreipkit dėmesį, kad galime prielinksnį naudoti. Ok, keliaujame toliau. Discuss something, kažką tai aptarti. Šitoj vietoj labai dažnai norisi panaudoti prielinksnį about. Pavyzdžiui, let's discuss about your problem. Tarsi, pakalbėkime apie tavo problemą, ar ne? Aptarkime tavo problemą. Bet po žodžio discuss jokio prielinksnio nereikia. Tiesiog, let's discuss your problem. Let's discuss this question. Let's discuss this issue. Jeigu naudotumėm žodį talk, tokiu atveju about būtų naudojamas. Pavyzdžiui, let's talk about your problem, visiškai taisyklingas sakinys. Keliaujame toliau. Nors, kai mes kalbame ir naudojame žodį go ir sakome, kur einame, ne? Let's go to the shop, let's go to school, let's go to work, ar ne? Mes naudojame įvairius judėjimo, tarkim, prielinksnius, ar ne? To, into ir panašiai, žiūrint, ką mes norime pasakyti. Tačiau yra du žodžiai, su kuriais prielinksnio tikrai nereikia. Tai yra home ir abroad. Eiti namo arba vykti namo ir vykti į užsienį. Taigi, I want to go home, nereikia to home. I want to go abroad, nereikia to abroad, ar ne? Labai įprasta lietuviškai sakyti į užsienį, ar ne? Eiti namo dar kaip ir gerai, kaip ir nebūtinas ir lietuvių kalboje tas prielinksnis, bet va vykti į užsienį, tas mūsų į yra visą laiką naudojamas, todėl ir norisi sakyti su žodžiu abroad, irgi naudoti kažkokį prielinksnį. Tai ne, jokių būdų nereikia, tiesiog to go abroad, to go home. Su to būtų, jeigu mes naudotumėm ne patį žodį abroad, bet tarkim, I want to go to another country, ne, noriu vykti į kitą šalį. Tai tokiu atveju mes galėtumėm prielinksnį naudoti.
enter something, ar ne, įeiti į kažką, ar ne, pavyzdžiui, she entered the house, įėjo į namą, į namus, so nesakome she entered into the house, tiesiog enter something, so she entered the house, she entered the room, she entered the building, ar ne, nesvarbu apie ką kalbam, tiesiog enter something, bet reikia atkreipti dėmesį, kad jeigu mes kalbam ne apie įėjimą į kažką, bet enter taip pat gali reikšti, tarkim, dalyvavimą, įsitraukimą į kažką, tai tokiu atveju žodelis into gali būti naudojamas. Pavyzdžiui, sakinyje, they refuse to enter into any discussion, jie atsisako dalyvauti ar ne, arba veltis bet kokias diskusijas, tokiu atveju žodelis into yra naudojamas. Ne, kai mes kalbam tiesiogiai apie įėjimą į kažkur, ar ne į kažkokias patalpas, bet va būtent tokia reikšmė. Attend something, dalyvauti kažkur, arba lietuviškai kartais sakom lankyti kažką, tai vėlgi jokio prielinksnio nereikia, kartais norisi vėlgi kaip eiti į kažkur ar ne, dalyvauti kažkur, norisi tarsi sakyti to, bet ne. I attend all lectures, aš dalyvauju visose paskaitose, ne, arba pavyzdžiui, she attended drama club, ar ne, jinai dalyvavo dramos užsiėmimuose ir panašiai. Bet taip pat, kaip ir prieš tai, ar ne, kad yra dar viena reikšmė. Tai attend kartu su to reikštų skirti dėmesį kažkam, ar ne, kažką tai dėmesingai daryti. Tai the doctor attended to his patient. Šitoj situacijai reikštų, kad reiškia su dėmesio apžiūrėjo savo pacientą arba skyrė daug dėmesio pacientui, tai tokiu atveju tokia reikšmė, nenustebkite, attend to, ar ne, kažkieno, tarkim, poreikiams skirti laiką kažkokiam tam žmogui ir panašiai, ar ne, tai nenustebkite, kad gali būti ir attend to. Contact someone, su kažkuo susisiekti. Ar ne, pavyzdžiui, I will contact her later, aš susisieksiu su ja, ar ne, vėliau. Ir lietuviškai po contact, susisiekti su kažkuo, mes turim žodelį su. Todėl vėlgi labai dažnai norisi mums sakyti I will contact with someone. Tai ne, po contact iš karto su kuo mes susisiekiam. Taigi, I will contact her later. I will contact her later, aš susisieksiu su ja vėliau. Resemble someone. Resemble reiškia būti panašiam į kažką. Vėlgi lietuviškai į kažką. Todėl, kai mes naudojam žodį resemble, mums tarsi galvoja tas lietuviškas į kažką ir mums vėlgi norisi sakyti žodelį tu. Pavyzdžiui, he resembles to his father. Bet po resemble nereikia jokio prielinksnio ir iš karto naudojam someone. So he resembles his father. She resembles her sister. Ne? Ir they resemble each other ir panašiai, ar ne? Tai jis, tarkim šis pavyzdys, he resembles his father, jis panašus į savo tėtį. Consider something. Consider yra svarstyti, apsvarstyti. Ir vėlgi panašiai kaip su žodeliu discuss, lietuviškai mums kartais norisi sakyti apie ką mes apsvarstysime, ar ne? Todėl kartais norisi sakyti žodelį about. I will consider about your offer. Tai about šiuo atveju visiškai yra nereikalingas ir mes tiesiog sakom I will consider your offer. Aš apsvarstysiu tavo pasiūlymą. Consider something. Next one. Lack something. Lack something. Turėti kažkokį tai trūkumą, kai mums kažko tai trūksta. Ne, pavyzdžiui, he lacks confidence. Jam trūksta pasitikėjimo savimi. Arba the soup lacks some salt. Sriubai trūksta druskos, šiek tiek druskos, ne? Tai atkreipkite dėmesį, jeigu mes sakom, kad kažkam kažko trūksta, mes naudojame lack be jokio prielinksnio, nors kartais yra tokia situacija, kai mum lack yra naudojamas su žodeliu of. Lack yra naudojamas su žodeliu of tada, kai mes žodį lack naudojame kaip daiktavardį. Nes lack, kaip ir labai dažnai anglų kalboje, ar ne, tas pats žodis gali būti ir daiktavardis, ir veiksmažodis. Tai pavyzdžiui, jeigu mes sakom he lacks confidence, arba the soup lacks some salt, tai šiuo atveju lacks yra veiksmažodis, ne, kad kažkam kažko trūksta.
Jeigu mes jį naudojame kaip daiktavardį, turime omeny trūkumas, tai tokiu atveju of yra reikalingas. Taigi, the lack of sleep can cause problems. Miego trūkumas gali sukelti problemų. The lack of sleep. Tokiu atveju, jeigu lack yra daiktavardis, of mum yra reikalingas. Jeigu lack yra kaip veiksmažodis, prielinksnio nereikia. Ir galiausiai paskutinis dalykas, toks daugiau viename, jeigu mes visi prieš tai 9 atvejai buvo su veiksmažodžiais, tai šiuo atveju mes turime laiko įvairias aplinkybės, su laiku susijusius žodelius. Taigi, mes žinome, mes jau mokėmės, kad kai kalbame apie laiko įvairias aplinkybės, tai yra laiko prielinksniai in, on ir at, priklausomai nuo to, apie ką mes kalbame, mes renkamės vieną arba kitą, ar ne? Jeigu mes kalbam apie metus arba mėnesius, mes renkamės in, ar ne? Pavyzdžiui, in 1995, in April. Jeigu mes kalbame apie dienas, mes renkamės on Friday, on Sunday, on Saturday. Jeigu mes kalbame apie konkretų laiką dienoje, pavyzdžiui, valandas, tai mes renkamės at 5 o'clock, at 9 o'clock, at midnight. Tačiau, jeigu mes turime žodelius yesterday, tomorrow, jeigu prie įvairių laiko aplinkybių pridedam this, last arba next, tokiu atveju jokio prielinksnio nebereikia. Pažiūrėkime į kelius pavyzdžius. Let's have a meeting tomorrow. Let's have a meeting tomorrow. Viskas. Su tomorrow nieko nereikia. I saw him yesterday. I saw him yesterday. Aš mačiau jį vakar. Su yesterday nieko nereikia. We meet next Monday. Ar ne? We meet next Monday. Mes susitinkam kitą pirmadienį. Kadangi panaudotas next, prielinksnio nereikia. Jeigu next nebūtų, būtų we meet on Monday. Arba on Mondays, priklausomai nuo aplinkybių, ar ne? Tokiu atveju mes naudotumėm on. Bet jeigu tik įdedam this, last arba next, prielinksnio nebereikia. We meet next Monday. We meet this Monday. We met last Monday. Ar ne? Tokiu atveju jau prielinksnio nebereikia. Taigi, tiek apie dažnas klaidas, kai mums labai norisi naudoti prielinksnį, bet jo nereikia. Tikiuosi sužinojote kažką naudingo, tikiuosi, kad naudosite. Jeigu video buvo naudingas, spauskite like mygtuką, prenumeruokite kanalą, kviečiu paspausti subscribe, jeigu dar to nesate padarę. Dalinkitės video su kitais, jeigu manote, kad jis naudingas, galbūt ir kitiems bus naudingas. Ir nepamirškite nuorodą aprašyme arba komentaruose, jeigu norite prisijungti prie nemokamo webinaro, kuris jau bus šį trečiadienį apie žaidybinimą, arba prie tarimo arba Hive kursų. Have a great day and see you next time. Bye bye everyone.